Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie tai, kaip panaudojant Google programėlę Diskas mes galime pabendrinti turimą failą su kitais žmonėmis. Failas gali būti ir nedidelės apimties, failas gali būti ir didelės apimties, kurio mes negalime pasiųsti elektroniniu paštu. Tai visų pirma atsidarome minėtą programėlę Diskas, tai mes ją randame prie čia ir pasirenkame Diskas. Na, o tada turime diske jau esančius failus ir mes galime įkelti tą failą, kurį mes norime pabendrinti su kitais asmenimis. Paspaudžiame naujas ir čia matome yra failo įkelimas. Pasirenkame taip ir tada iš savo aplanko pasirenku tą failą, kurį aš noriu įkelti į diską. Pažymiu failą, spaudžiu atidaryti ir tokiu būdu tas failas bus įkeliamas. Failą galime tiesiog ir įvilkti į diską ir įvilkus į diską tuo pačiu būdu irgi bus failas įkeltas į mūsų virtualų tą diską, kurį mums suteikia Google. Na ir dabar jau failas baigiamas įkelti ir taip pat mes jį matysime, galime atnaujinti ir matysime tarp įkeltų failų. Tai va čia būtent diske esančių failų, matome tą failą. Na ir dabar mes šituo failu norime pasidalinti su kitais žmonėmis, tokiu būdu, kad jie galėtų atverti, o galbūt jie galėtų ir tą failą redaguoti, kažką tai tvarkyti tokiu būdu, kurdami vieną dokumentą keliese. Spaudžiam dešiniuoju ir yra pasirinkimas bendrinti. Galime kopijuoti nuorodą, bet šiuo atveju bendrinti ir pasirinkus bendrinti mes turėtume įvesti adresą tų žmonių, kuriems mes norime tą failą nusiųsti. Tai šiuo atveju aš renku kitoje pašto dėžutėje esančią žmogaus adresą, šiuo atveju savo darbinį adresą pašto ir nustatau teisės. Tai gali tik tai peržiūrėti, gali komentuoti ir gali būti redaktoriumi kartu kurti tą patį dokumentą. Šiuo atveju aš leisiu tik tais peržiūrėti, toliau galiu parašyti pranešimą, ką aš norėčiau parašyti, tai galime rašyti siunčiu failą ir susipažink, tarkime. Na ir viskas, ir galime siųsti. Ir dabar failas yra įsiųstas, tokiu bendru pabendrintas, kaip ir minėjau. Na ir dabar reikėtų jau eiti į kitą mano pašto dėžutę, tai jau čia kitas, kaip ir kitas adresatas, ir toje kitoje pašto dėžutėje aš jau matau, ta kita pašto mano dėžutė yra kaip kitas adresatas, kaip kitas žmogus, ir tas žmogus matytų, kad atėjo laiškas. Na ir tame laiške yra pranešimas, kad yra pabendrintas failas, pristatymas šiuo metu, ir yra tas pranešimas, kurį aš rašiau, siunčiu failą, susipažink, man tik tais belieka paspausti ant to failo ir jis bus, kadangi tai buvo pristatymas, tai šiuo metu jis bus atvertas kaip Google skaidrės ir yra galimybė peržiūrėti ir matyti tą dokumentą. Tai tokiu būdu mes galime greitai iš savo asmeninio, sakykime, iš savo asmeninės Google programėlės diskas nusiųsti dokumentą kitam adresatui. Tai tiek trumpai.